Didžiąją U ilgąją rašome kildami aukštyn link viršutinės linijos, kol ją paliečiame. Tada darome lanką ir leidžiamės žemyn iki pat apatinės linijos. Jos neperžengdami, brėžiame dar vieną lanką ir kylame aukštyn iki viršutinės eilutės. Paliečiame ją ir vis dar net kėlę rankos, leidžiamės žemyn tą pačią liniją, kol pasiekėme apatinę eilutę. Darome lanką ir truputėlį pakylame aukštyn. Tik dabar atkeliame ranką nuo popieriaus ir uždedame brūkšnelį viršuje. Tai yra rašytinė didžioji U ilgoji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją U ilgąją. Mažąją U ilgąją rašome leisdamiesi žemyn nuo vidurinės eilutės, kol paliečiame apatinę liniją. Jos neperžengdami darome lanką ir kylame vėl iki vidurinės eilutės. Dabar grįžtame tą pačią liniją iki apatinės eilutės, darome lanką ir pakylame šiek tiek aukštyn. Tik dabar atkeliame ranką nuo popieriaus ir uždedame brūkšnelį viršuje. Tai yra rašytinė mažoji U ilgoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją U ilgąją, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis U ilgosiomis, o žemiau esančią tik mažosiomis U ilgosiomis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.